Kėliau praeitą epizodą, kelionę iš Armėnijos, kas nežiūrėjot, siūlau visiems pažiūrėti. Sulaukiau labai gerų komentarų, bet vienas iš tokių įdomesnių, kur man patiko, žmogus rašo, kada antrą seriją. Žiauriai įdomu žiūrėti buvo, čia kaip filmas. Žiūri ir nori, kad nesibaigtų. Tas kada antrą seriją, tai čia turėjo omeny iš Armėnijos pačios, ar aplamai kada antrą seriją. Nes jeigu iš Armėnijos, tai nežinau, antra serija negreitų metų nusimato, o šiaip aplamai antra serija iš kelionės, tai šiandien, greičiausiai, kad šiandien. Kas pamenat, kad aš vis dar ieškau Porsche 944, iškrito geras variantas Vokietijoje ir sutariau su pardavėju, kad jisai, jeigu išsiema raudonus tos prekybinius numerius, tranzitinius, tai atvažiuoju su mašina ir pasiimu tą Porsche. Tai šiaip ne taip sutarėm su juo, iš pradžių jis ten nenorėjo, sako, susimoki pinigus, atvažiuoji su traliuku, žodžiu, kur tu su ją važiuosi, čia sena mašina. Ir pasiėmė, aš sakau, ne, man taip netinka, aš noriu su ją važiuoti. Tai po to po kelių valandų pats perskambino, sako, gerai, padarysiu tiufą, užsidėsiu numerius ir galėsi atvažiuoti ir nupirkti. Tai va, susirašėm su juo. Šiandien jis man atsiuntė fotkę, kad viskas mašina jau yra paruošta ir su numeriais. Mašina yra autohause. Pardavėjas visai atrodė patikimas ir aš dar per savo kurios pažįstamus ten vokiečius irgi patikrinau jo reputaciją, žodžiu. Tai sulaukiau gerų atsiliepimų apie jį, kad sąžiningas yra pardavėjas. Šiuo metu dabar važiuoju iki garažo mūsų, iki serviso. Tuo pačiu pažiūrėsim ir naujas patalpas, kaip jau Denas be manęs ten įrengė, kol manęs nebuvo. Čia jis irgi labai, žinau, kad puikiai ir daug pasidarbavo. Tai toks vat ir planas. Važiuosim su ketvirtu įmuša stabdžiai priekiniai, paėmiau stabdžių diskus, tuo pačiu vat dabar pakeisim, čia iš karto. Realiai, prieš išvažiuojant, keičiam stabdžius, šoksim į mašiną ir išvažiuosim. Toks vat ir mano gyvenimas, tik grįžęs iškart kitą kelionę. Nėra kada ilsėti, tai tikiuosi epizodas vėl jums patiks, spaudžiam patinka, komentuojam ir gazuojam. Prieš gazuojant dar dėl viso pikto greitai įmetu VIN kodą į CarVertical ir pasižiūrim ataskaitą. Ir ataskaitą matau iš karto, kad su registracija problemų nėra, žalos jokios nepatirta, vagysčių nėra, realiai viskas dega žaliai. Bet aišku, gali būti taip, kad mašina yra sena ir buvo paveikta kažkur korozijos ir bus kažkokios detalės vis tiek perdažytos, bet šito dalyko mes niekaip nepamatysim. Realiai šitą dalyką galėsim tik tai nuvažiavus į vietą išsiaiškinti. Tai kad nors ir ataskaita švari, tikrinkit savo norimus variantus, nes praeitą kartą mane vis tiek bandė apgauti. Siūlė man kabriką, kuris buvo perdarytas iš kūpo ir dar aplamai mašina buvo labai blogos būklės, aš mašinos gyvai nemačiau, bet įvedžiau VIN kodą į CarVertical ir man CarVerticalas viską parodė. Parodė ir smulkmenas, visus defektus iš arti nufotkintas, kur pačiam skelbime nebuvo, o pardavėjas pats sakė, kad mašina yra labai geros būklės ir kaina buvo patraukli, tai gerai, kad iš anksto pasitikrinau ataskaitą ir negaiščiau savo laiko ir niekur nevažiavau aplamai. Pasinaudoju dar mano nuolaidos kodu ARMEN, gausit 20% nuolaidą. O dabar jau gazuojam. Ką, tu pasiruošęs? O tu žinai, kad tai Furnuso 4 varomais? Ta prasme. 4 varomais. Žinai, nuo ko varomas priekiniai ratai, nuo variklio škyvo. Bet jisgi nėra dabar 4 varom. 4 varomas, ne? O tai kaip aš su jos karsėjau? Nu, čia yra šis klausimas kaip.
Nu gerai, pakalbėsim, ką mes dabar, ką mes darom? Pasiimam daiktus ir važiuojam. Ką tu alų geri jau? Aš pamėginau išvengti ir mes važiuojam. Nėra tikim kažkaip taip tokia visa. Šitą gal nėra tikim tokia iš... Stovėjau garažė tokias mašinas, stoviu, kad aš negaliu tą kamerą nei į kairę, nei į dešinę suktis. Nu, tai kaip tokiom sąlygom dirbti, aš nesuprantu. Mano galimybės yra maks apribotos. Suprantat ar ne? Žodžiu, gerai, filmuosiu tik save. Situacija tokia. Porsche'as 5 metus stovėjo, ane? Nu, žinai šitą istoriją, kad 5 metus stovėjo. Ir žodžiu, dabar mes po ilgų metų stovėjimų norim šokti į tą mašiną ir važiuoti į Lietuvą. Tai kas gali atsitikti pakeliui, kaip galvoji, apart generatoriaus diržo plyšimo? Kokie variantai? Stabdžiai? Vadėlės nukrist gali, padangos sprot, manau, kad galėtų žarnas atitrūkt. Nu, čia baisiausia būtų su žarnom. Tai mums reikia bent kokiu atveju paimti kokį akumą atsarginį, laidus, įrankių dėžę, dankratą, ne tą didelį, bet kokį nors paprastą sukamą, žinai. Ir kaip ir viskas, galim išvažinėti. Silence. Breathe. Dancing in the dark. Shadows. Whispers. Fall in the dark. Silence. Breathe. Dancing in the dark. Shadows. Whispers. Fall in the dark. Silence. Breathe. Dancing in the dark. Shadows. Whispers. Fall in the dark. Oi. Štai mes ir Vokietijoj. Ale, koks čia vėjas, nemalonus, aš tau pasakysiu. Dar ir nemygė visą naktį. Bet tai neblagų čia aparatų yra, aš jums galiu pasakyti. Žiūrėkit, koks mersas, žiūrėkit čia. Ir čia dar vienas buvo. Įdomu, o kur mūsų prekė, tai aš taip ir nematau. Nežinau, ar čia buvo gera idėja važiuoti su mašina, ar reikėjo skristi su lėktuvu. Man atrodo, čia mūsų klientas šitas, ne? Mūsų... Pardavėjas, ne? Nu, taip, mūsų passengers. Hi. Enzo, Armand. how can I help you? Yeah, We are looking for the Porsche 944. We are customers. You bought the car and you want Yeah. Pirmą reikia pažiūrėti gal? Tada nupirkam. Tai ir mūsų prekė. Aš tu galiu pasakyti, Benai, gyvai atrodo fainiau negu iš nuotraukų. Kodėl čia taip yra? Kur? Žiūrėk, banteris kažkur. Tipo, kad spalva? Spalva? Nu, nespalva, čia tarpas. Žiūrėk, lempa. Esmė tokia, kad man atrodo užtenka vieną kartą nuimti ir blogai uždėti tą banterį, tai va tarpai nesuoja. Stilius lokas dažytas. Ir labai negerai dažytas, liukas dažytas. Nu jo, stogas dažytas. Visą mašiną. Visą mašiną reikia sudažyti. Ta pati istorija kaip ir su to. O, čia net guma apdažyta biški. Bet tau galiu pasakyti, šitas atrodo žymiai geriau negu tas praeitas. Tai atrodo, kol dar Ir kaina per pus pigiau. Bet čia bent jau plasmasiukai visi, žinai, nu, sveiki yra. Gerai, reikia kažkaip pažiūrėti mums dugną. Yra? Dugno yra. Ne kiauras? Atidaryk kapotą. Kapotas irgi.
They forgot probably to put the bongo on it, you know, the filler. So, and you can see like the bumper gaps. Here is kind of okay, and here is not so okay. So there is probably was some repair done on that area, because this one is out of whack as well. So just tell us what you do about it. Jeigu dabar paderins kainą, galima būtų tada galvoti, žinai, bet kokiu atveju tu čia sena mašina, žinai, nėra ko tikėtis iš jos, kad čia bus kaip nauja. Žodžiu, situacija yra tokia, mašina yra dažyta ir šito fakto nepaminėjo telefonu, kai kalbėjom. Tai ko pasikojo, pavyko dar štuką eurų nusileisti, dabar mašinos kaina yra 25,5. Nu tai realiai, čia ir taip žiūrim, aš skaitau vieną iš pigesnių variantų. Tai kaip bebūtų, ar nupirksi tokį, ar nupirksi už tramštukų kitą variantą, jie visi daugmaž panašaus stovio. Kažkuris biški geresnis, kažkuris biški blogesnis, bet faktas yra tame, kad kišt pinigų į tą mašiną bet kokiu atveju reikės. Ar tu paimsi už tram 5, ar tu paimsi už 2,5. Nu, tai aš manau, kad imam šitą ir padarysim iš šito Porsche padarysim mašiną. Tai kolega dabar nuėjo pasikalbėti. Pasirašom pirkimo pardavimą. Šokam į mašiną ir važiuosim į Lietuvą, bet tai toks pavargęs dabar esu iš tikrųjų. Reikės gal kažkur sustot pamiegot. Gal ir neblogai būtų. Okay, bye. Galiu pasakyti, kad tau labiau pasisekė. Man pasisekė, ne? Su ketvirtu važiuot. Sakykim, kad šildys. Prikurkė, nežinau, dar veikia ar ne, bet pažiūrėsim eigoj. O ten gali, matau, kažkokį bledį sėdėt mini diską, ne? Aš net neįsivaizduoju, kas čia yra. Ai, tai va čia? Ne, ten žmonė. Flopikai čia? Žinai, kas yra, čia Japonijoje teksus susimokėt. Tipo mokestis, kelių mokestis. Panelį reikės peržiūrėti. Ne, nereikia. Autentiškumą reikia išlaikyti, žinai. Kol kas važiuojam, o ten jau pakeliu žiūrėsim kur. Negaliu suprasti. Reikia kažkoks kvapas iš pečiuko, degėsių duoda, ar čia kas čia yra, nesuprantu. Nu bet jo, kelionė tai nusimato dar ilgesnė negu į priekį. Šiaip rieda tikrai maloniai. Dar nespaudžiau dugno, bet kažkaip kol toliai nuo Lietuvos esam, nenoriu net spausti, tiesą sakant, net visko gali atsitikti. Kai važiuosim į Lietuvą, galima bus paspausti ir dugno. Bet šiaip įsibėgėja neblogai. Turbo pučia, bėgiai jungiasi švelniai. Kažkaip galvojau iš vairavimo, kad bus blogiau, negu yra iš tikro. Tos sėdynės, aišku, jos ne iš šitos mašinos, čia tik sukrauta yra, bet man asmeniškai patinka. Patogiai. Patogiau sėdisi negu su stok sėdynėm, jeigu būtų buvę. Tai iš esmės planas nuo pat pradžių, kai pamatėm šitą mašiną, ir buvo, kad jeigu imam, tai persiuvinėjam absoliučiai visą saloną. Su panelė, su kilimais, su visko, su tom pačiom sėdynėm. Persiusim greičiausiai bus juoda oda. Ir ten toliau dėl dizaininių sprendimų dar galvosim. Tai dabar kol važiuojam yra gera proga prasivalyti kuro sistemą. Vis tiek mašina yra stovėjus ilgus metus. Tai tam reikalui aš su savim pasiėmiau cleanerį nuo Hado. Tai sustosim toj, užpilsiu pilną baką kuro, įpilsim cleanerį ir volia, gazuosim iki Lietuvos, vargo nematėm.
mes čia dabar prastovėsim. Navigacija rodo, kad 10 minučių tik tais, bet jeigu čia bus tik 10 minučių, tai valio. Galima sakyti, kad iš vis nieko nestovėjom. Esu kartą ir 1,5 valandas ir net 2, man atrodo, stovės. Jeigu būna kokia žiauresnė avarija, nu tai viskas, čia pusės dienos nėra. Bet dabar čia kamštis ne dėl avarijos, kaip suprantu, o dėl kelių tvarkymo. Tai va, kažkoks kvapas iš pečiaus biškį. Jausmas, kad tepaliukas biškį laša kažkur ir persideda į saloną. Nu, tikiuosi neužsidegs, kol važiuosiu. Naktis dar laukia ilga. Tai reikia pasižiūrėti, kažkoks cifravičiokas yra. Radijas greičiausiai čia pas mus vokiškas bus. O kompakto aš su savim nepaėmiau. Kaip tik mačiau gale subwooferis yra, kolonėlė stovi. O kompakto neturiu jokio. Ir fleškė irgi nepasijungė, gaila. Teks radijo klausyti. Paaiškink, kaip pakeliui padangas pasikeitė, kol atvažiavau. Magic. Magic. Žinai, kas čia? Dėžė. Porų dėžė. Tai buvo taip išsprendė balanso reikalus. Bet gera šita sistema. Šiaip GT-škiai tam Mersa irgi taip padaryti, ne? Ja. Ir statė viską prie vietos. Šiaip dugnas. Geras. Geras, ne? Žiūrėk, yra kažkokia biškė aptadas, kažkuom nėra, tai žinai, kaip amerikaniškas kaip klipas. Kas čia per amortikai? Bilšteinai? Ja, kažkoks apibėgęs. Palau, čia parašyta kažkas. Nu, parašyta. Holland. Čiūkia tiesiog geltonas. Čia tepalas bėga. Saliniko greičiausiai, ne? Pribėgo. Nu, čiūj, nu. Ir čia biški varžtas šlapės. Bet čia gal nedatemta, kaip galvoju. Ar čia tepalas? Ne, čia, tuo prasme, šitas neturi nieko bendro. Šitie varžtai. Ne, o šitas. Čia? Aha. Čia užkad nuo viršų, žinau. Leidžia? Čia va kažkaip vyrinta. Neprigalėjo svarkis. Čia, ta prasme, čia veisgeitas. Traktorinis. O ten šlanga trinasi į kitą šlangą. Čia blemba daug šlangų trinasi šlangą. O ten kažkokia, kažkas bus su žibintais. Nu, bet šiaip bendrai neblogai. Neblogai tikrai. Žmoniška dar viskas atrodo. Nėra blogai. Žodžiu, gerai, ką? Atvažiavom, viskas gerai, mašina važiuoja, nepavedė. Leidžiam į apačią ir einam ilsėtis. Na ir pabaigai, žiūrėkit, kokius esu pričiupęs numerius šitam Porschui. Kažkada tai prieš 10 metų esu pirkęs seną tokį busiuką Pežą. Ir ant jo buvo šitie numeriai. Tada dar man neatrodė nieko blatno.
Numeriai kaip numeriai atrodė paprasti. Ir šiaip prieš 10 metų kažkokios didelės vertės jie tikrai neturėjo, bet dabar aš jau suprantu, kokią jie vertę turi ir būtent ant šito modelio jie iš vis atrodys kaip vardiniai. Tik tai reiktų, aišku, atnaujinti lentelės. Ir nežinau, gal jūs žinot taisyklės, kokios ten yra, jeigu naujini lentelės ir pastavė lietuvišką vėliavą, ar grąžins atgal tokius pačius, ar jau bus atnaujintas į Europos Sąjungos ženklą. Jeigu žinot, parašykit komentaruose, bus įdomu paskaityti. Tai tikiuosi epizodas patiko, spaudžiam laiką, negailim, komentuojam, kas nefollowinat, pasubscribinam, kad nepraleisti visų darbų su Porsche, prie kurio mes jau, manau, prieisim jau sekančią savaitę po naujų, beje, visus su artėjančiais naujais metais. Ate.